Palaikau ir pats pasirašiau po šito pasiūlymo. Tiek visuomeniniai, tiek politinėje veikloje pats asmeniškai pradėjau dalyvauti pakankamai anksti ir dirbti Seime pradėjau pakankamai anksti. Nebuvo lengva, bet tai tikrai nebuvo kažkoks tai minusas, o žiūrint iš šios dienos perspektyvų tik tais pliusas. Tai yra sukaupta tam tikra patirtis ir jinai pradėta kaupti pakankamai anksti. Tikrai palaikau jaunuolių galimybę dalyvauti rinkimuose, labiau, kad 16, 17, 18 metų jaunuoliai savo rajonas, ypatingai rajonas, jau nekalbu apie Vilnių, Kauną, tikrai yra aktyvūs savo miestų, savo bendruomenių dalyviai, reiškia savo nuomonės. Tai negalvoju, kad bus tikrai problema, jeigu išreikš savo nuomonę ir balsuodami už tam tikrus politikus ar politinės partijas. Vis tiek skaičiuoja, kiek dabar dalyvauja jaunų žmonių, tarkime, rinkimuose, ateina dalyvauti, balsuoti. Kaip skaičiuojate, kaip tai galėtų pasikeisti? Padaugės ir kiek tai padaugės ir kiek tai galėtų pakeisti situaciją į gerą pusę? Ačiū Viktorai už palaikymą. Tikrai svarbu pasitikėti žmonėmis, juos įgalinti. Ir štai pavyzdžiui, Estijos pavyzdys, kuomet rinkimo teisė buvo sutikta jaunuoliams nuo 16 metų, ta jaunuolių grupė 16-17 metų, jinai buvo beveik 10% aktyvesnė negu 18-24 metų rinkėjai. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos Lietuvoje pritarė šią iniciatyvai, taip pat savo palaikymą yra išreiškę nemažai ir Lietuvos savivaldybės merų. Taip pat, ką svarbu akcentuoti, kad tas rinkimų teisės suteikimas pagal kitus mokslinius tyrimus, kuo jaunesnėme amžiuje jauni žmonės sudalyvauja rinkimuose pirmą kartą, tuo labiau jie linkę ateiti ir į kitus rinkimus. Kitaip sakant, balsavimas taip pat yra tam tikras įgūdis, įprotis, kurį taip pat reikia lavinti ir viliuosi, kad mes šią iniciatyvą taip pat tai paskatinsime.